Žiūrėk sekundę. Noriu pakalbėti apie vaisius ir daržovės. Nu, dabar iš tikrųjų noriu pakalbėti apie vaisius. Koks yra pats, aš noriu užduoti klausimą. Pažiūrėsiu, ar žinos ar ne. Koks yra pats geriausias vaisius šiuo metu žmonėm? Nu, iš tos pusės, kaip žinai, kaip jie auginami, kaip jie transportuojami šiam greitam pasauliui, kaip jie valgomi, kaip jie prinoksta, kaip jie, koks jų skonis ir panašiai, žinai. Viską kartu taip sudedant. Bendrai taip sakant, žinai, kokie yra geriausi vaisiai šiame pasaulyje. Mūsų pasaulyje, mūsų žemėje. Čia aš turiu vaisių daržovės nežiūrim, žinai, tik turiu vaisių. Bet iš tikrųjų čia tų vaisių nėra va tam sąraše, o aš turiu čia nusipirkęs, žinai. Bananai. Bananai yra patys geriausi vaisiai. Šituo, kokiu atžvilgiu, žiūrėk, paaiškinsiu. Tu aš paaiškinsiu, šimsiu. Žiūrėk, dar išsiaiškinsiu. Žiūrėk, tie žali, ne? Jų aš dar nevalgau. Jie yra žali. Kaip žalias obuolys, vasaros pradžioj nevalgomas, taip ir tas nevalgomas. O valgomi yra tokie. Va. Žiūrėk, to. Su tašiukais. Arba su tokiais brūkšniais juodai, žinai, va. Jau prinokė, jau galiu valgyti. Žiūrėk, kodėl. Bananai auginami, matai, bio. Visi ekologiški. Kartais pasiemu, kartais pasiemu neekologiškų, jeigu nebūna, žinai, netyčia ten išpirkti ar kažkas, tai, žinai. Bet visi bio. Žiūrėk, jie auginami. Dėžėse, matai, esi pastebėjęs, dėžėse jie visi žali. Ane? Tai va, jie auginami, aš parsinešu juos namo žalius, palaukiu kelias dienas ir jie patampa tokie. O tada juos reikia valgyti. Jie yra pilnai greitai virškinami, labai greitai energijos gauni ir atsigauna kūnas, sveikata tik tais per stogą šauna. Viskas pasitaisio, jokių nuo širdies vaistų, jokių nuo inkstų vaistų, jokių nuo skrandžio vaistų, jokių vaistų. Nebegeriu, aš žinai. Niekada jau nuo 12 metų. Jokių vaistų. Nebevartoju. Tai va. Mes gaunam tokius žalius, jie nuskina nuo medžių žalius bananus ir jie patampa tokie per kelias dienas ir tada mes valgom juos. Nes tų neįmanoma valgyti. Tai va, dėl ko aš sakau, kad jie patys geriausi vaisiai, žinai. Pavyzdžiui, vynuogių neprinokinsi namuose ant spintelės, obuolių neprinokinsi, vienas kitas obuolys dar, žinai, dar, bet mangų irgi nelabai, kiti ten iš vis vaisiai tik tais noksta, tik tais ant medžio. O bananai sunoksta pas mūsų ant spintelės. Supranti, ką aš turiu menį? Tai va, aišku, ten kažkoks dar procesas yra, gal kas nors galit parašyti, žinai, koks ten procesas yra, kaip nuo nuskinimo iki ant stalo atvežimo, žinai, gal kas nors žino, gal parašykit kas nors, žinai. Bet va, tai va, jie sunoksta ant spintelės ir mes galim valgyti, žinai. Su kitais vaisiais taip nėra. Tai va, dėl to mano bananai yra patys geriausi vaisiai šiuo metu mūsų pasaulyje, žinai. Tai va, reikia valgyti juos arba tokius. Aš tik tais tokius valgau, nes tokie žali yra. Iš karto skrandukas taip skauda ir jaunas skrandukas
tie žali, tai negalima valgyti, nu. Tai va, bananai yra patys geriausi vaisiai kol kas šiuo metu ir nematau kitų, žinai, geriausių. Jeigu ką užmiršau, parašykit komentaruose ir duokit žinoti. Aš tada sužiūrėsiu, žinai, jeigu ką praleidau, kokius vaisius, bet šiaip tai jo. Tai va. To aš padarysiu nuotrauką. Tada aš su jumis atsisveikinu ir sekundę. Buvo malonu su visais pasimatyti ir iki kito karto. Čiau.